kaip reikėtų kurti tradicinio teatro spektaklius. Ką aš turiu minį, sakydamas tradicinis teatras? Tai pirmiausia, aš turiu minį interpretacinį, komercinį teatrą ir kitus, tie, kurie tradiciškai susiformavo per 400-500 metų. Ir šiuo metu vienokio arba kitokio formoje galima jos matyti įvairiuose teatruose. Žinoma, tai nėra visiškai korektiška, bet tam, kad būtų tiesiog man lengviau, aš tai vadinsiu tradiciniu teatru. Dabar, nuo ko reikėtų pradėti kurti? Aš manyčiau nuo to, kad pirmiausia reikėtų sukurti režisūrinį planą. Keletas yra etapų, kurie yra, mano manimu, labai svarbus. Ir kada kuriam tradicinį spektaklį, tai pirmiausia, pirmas žingsnis tai yra apsispręsti, kokią pjesę statysite. Tikrai rekomenduočiau paskaityti keletą pjesių, kurios jūsų manimu yra šiuo metu aktualios, jums yra įdomios. Ir tiesiog reikia priimti sprendimą, kad jūs pateiksite savo pjesės variantą teatro vadovams ir sakysite, kad taip, tai aš norėčiau statyti. Antrame etape yra pasiruošimas režisieriaus darbo. Yra toksai etapas, kada jūs ruošitės, dar jūs nestatot pjesės, bet jūs ruošitės jos statybai. Šiame etape galutinai reikia apspręsti, kurią pjesės statysitės. Žinoma, reikia sužvelgti turinį, idėją, pagalvoti, ką jūs norite pasakyti žiūrovams, galų gale, ką jie nori pamatyti. Jeigu jūs dirbate stacionariam teatre, tai pagalvokite, ar jūs turite aktorius, kurie gali tą pjesę suvaidinti. Ar iš tikrųjų turėsite pagrindinius herojus. Kaip žinote, pagrindiniai herojai tai turi būti patys geriausi aktoriai. Pagalvokite, kas atliks antraeilius vaidmenis. Sekantis klausimas, kurį turėtumėte spręsti ruošintis savo režisieriaus darbo, tai yra, ar ši pjesė yra aktuali ir įdomi teatro vadovams. Jeigu teatro vadovai pasakys, kad tai yra visiškai neaktuali pjesė, neverta jos statyti, tai tiesiog jūsų norai gali būti užblokuoti ir jūs tiesiog negalėsite realizuoti savo galimybę. Taip pat svarbus klausimas yra, ar aktoriai tobulės vaidindami šitoje pjesėje. Mano manimu, tikrai reikėtų imti kiek galima daugiau įvairių pjesių, kurios padėtų aktoriam atskleisti savo meistriškumą, tobulėti, būti įvairiais ir, žinoma, neskirti tokių šabloniškų vaidmenų. Galima jas pavadinti charakteriniais, bet aš tiesiog nerekomenduočiau to daryti, nes paskui aktoriui labai yra sunku išeiti iš susiformavusio stereotipo ir sukurti kažką tai naujo. Ketvirtas žingsnis tai yra, reikia pagalvoti, kaip jūs planuojate pjesės turinį atskleisti savo žiūrovams. Kokia yra pagrindinė kūrinio idėja? Kas ta bus tokia ištisinė linija, kuri eis per visą spektaklį, apie ką jisai, kodėl jums svarbu jį pastatyti. Tiesiog pagalvokit, susirašykit. Penktas žingsnis tai būtų tiesiog pagalvoti, kokia yra autoriaus pagrindinė idėja, nes patys žinot, kad viena autoriaus gali būti idėja, kita gali būti jūsų kaip režisierius. Tad pagalvokit, ar tai nebus visiškai kitokia kažkokia interpretacija, negu tai matė autorius. Tai kai kada, tai iš savo patirties žinau, kad tenka paskaityti papildomai literatūros, filosofinės, sociologinės, kad suprasti, kodėl autorius taip rašo, o ne kitaip.
ta pjesė, kas už to slypi. Nes kontekstas, kuriame rašė pjesės autorius, jisai irgi, mano manimu, yra labai svarbus ir tikrai reikėtų jį pabandyti susivokti. Kada jūs turite pagrindinę kūrinio idėją, tada reikia pagalvoti, kokios yra pagrindinės pjesės temos ir aiškiai skirti, kurios yra pagrindinės, kurios yra papildomos arba dar vadinamos šalutinės. Jūsų spektaklį, tai, kas galbūt kitų režisierių spektakliuose buvo šalutinė tema, gali tapti pagrindinė. Ir tai jau yra jūsų režisūrinis sprendimas, kurį jūs turite priimti ir pagalvoti, ką išryškinsite. Mano rekomendacija tai būtų, jeigu visgi statot tradicinį spektaklį, tai ieškokite tokių šalutinių temų, kurios galėtų būti įdomios ir galėtų kitaip atskleisti pačią pjesę, autoriaus idėjas ir temas. Jeigu apsisprendžiat, kokia visgi bus pagrindinė tema, pagalvokite, kaip šalutinėmis temomis jūs padėsite atskleisti pagrindinę temą. Tiesiog užsirašykite, pagalvokite, kaip tai galėtumėt padaryti. 8 etape reikia nubrėžti tą vadinamą ištisinę veiksmų liniją. Kai vystymusi, veiksmų, pačių veiksmų, kaip vyksta, kas po ko. Nebūtinai statyti kiekvieną pjesės gabaliuką vieną paskui kitą, kad viskas taip gražiai visi sulaikė. Galima jos perdėliot, nebūtinai ta seka turi būti tokia 100%. Bet statant tradicinį spektaklį, pageidautina, kad visgi būtų kažkokia loginė seka ir žiūrovams būtų lengviau ir aiškiau suprasti, kas ten po ko vyksta. 9 etape pjesės tekstą reikia suskaldyti į dalis, į gabalus vadinamus. Kam reikia suskaldyti visgi gabalus pjesę? Tam, kad būtų lengviau tiesiog dirbti. Dabar kiekvienam gabaliukė turi būti kažkoks įvykis aiškus, kuris keičia pjesę. Ir tame įvykiai yra visa prasmė to gabaliuko. Toliau tai padeda tikslingai ir lengvai vystyti ištisinę veiksmų liniją. Dabar didžioji dauguma gabaliukų baigėsi kažkokiu daugiau ar mažiau stambių įvykių. Etapas baigėsi kažkokiu įvykiu, kuris pakeičia tekėjimą pačios pjesės, atsiranda kažkokie naujos galimybės, nauji konfliktai, arba jie įsprendžia, arba jie atsiranda, kurias turės vėliau įveikti herojai pjesės. Ir tiesiog labai rekomenduoju kiekvienam tam gabaliukui duoti kažkokį pavadinimą, kad jums būtų tiesiog lengviau su jais dirbti. Tai, pavyzdžiui, koks suokalbis, dvikova, sandoris, pergalės siekimas. Kada aktoriai ir režisierius vienodai supranta, kokie vyksta čia gabaliukai, lengviau repetuoti ir visiems greičiau įsigamina asociacijos ir greičiau visi eina į vaidmenį, todėl kad ne visada irgi repetuojam kiekvieną gabaliuką vieną paskui kitą. Būna, kad tiesiog pradedi nuo kažkokios kitos visai vietos. Reikia surasti pjesėje esminius pjesės įvykius, kurie apibrėžia pagrindinių gabalų ribas. 10 žingsnėje įvertinkite pagrindinių ir antraeilių vaidmenų indėlį į pačią pjesę. Tiesiog užsiduokit savo klausimą, kiek svarbus kiekvienas personažas. Kiekvienas personažas įtakoja pagrindinį veiksmų vystymąsi. Tad reikia pagalvoti, kurie personažai daro didžiausią įtaką, kad keičiasi pats veiksmas. Gali pats vaidmuo ir būti antraeilis, bet jis gali daryti didelį įtaką, tai kaip keičiasi pačios pjesės veiksmas. Gali būti labai nedaug žodžių, gali būti labai nedaug vietos erdvės pasiriškimui
personažo, bet jo atliktas veiksmas gali viską pakeisti. 11 žingsnė detaliai charakterizuokite kiekvieną personažą. Atlikite pjesės teksto analizę, surašykite visas personažo charakteristikas. Pirmiausia, kada rašote pagrindinės charakteristikas, tai užrašykite viską, ką kalba apie jį. Kažkokie kiti personažai pjesės. Toliau, ką pats personažas pasakoja apie save. Ir ką apie jį kalba dramaturgas, teatro kritikai. Reikia pasiskaityti papildomos literatūros, niekur jūs nedings. Nes gerai spektaklį nepastatysit, jeigu nežinosit, kaip tai interpretuoja kiti režisieriai, teatro kritikai, teatrologai. Reikia tikrai paanalizuoti. Žinoma, pirmiausia tam, kad nesikartoti. 12 žingsnė, ruošintis režisierių, dar tik tai ruošintis pristatyti savo būsimą pjesę, kurią jis norės ateis, būsimą spektaklį. Reikia aprašyti vidinės personažo charakteristikas. Tai pirmiausia, jo poelgiai, jo elgesio linija, visas autoriaus pastabas apie jį, aprašyti patį personažą, paprašyti aktoriams pristatyti savo supratimą apie personažą. Ir žinoma, užrašyti savo kaip režisieriaus fantazimus, suvokimus apie patį personažą. Stenkitės pradžioj ruošiantis nemąstyti labai abstrakčiai, vadovaukitės pjesės tekstu ir aktorių galimybėmis. Jeigu gerai aprašysit vaidmenį, gerai išanalizuoti, bus labai lengva pasirinkti patį aktorių, kuris jį galėtų atlikti. Nes jeigu to vaidmens suvokimo nėra, tai nelabai aišku, kas ir turi vaidinti. 13 etape turite paskirstyti vaidmenis, atsižvelgiant į savo aktorius. Pirmiausia, pažiūrėkite, ar jis atitinka išorinius duomenis. Jeigu labai yra stiprus netikimai, tai gali būti, kad žiūrovam bus labai sunku priimti aktorių, kuris vaidina. Toliau vidinius jo duomenis, individualias savybės, polinkius, kūrybinės galimybės, gabumus. Yra toks terminas, aktoriui turi lipti vaidmuo. Bet jeigu mes nepadarom tų išorinių ir vidinių duomenų analizės, tai galim tikrai nepataikyti. Ir jeigu aktorius netik savo vaidmens, tai jūsų praktiškai 50% darbo bus per nieką ir tikrai gero spektaklį nepastatysit. 14 žingsnis. Pamastykite, kaip aktorius įkūnys savo personažą scenoje. Galima leisti tai daryti grinai aktoriams, bet jūs vis tiek turite savo režisūrinį sumanimą, kaip čia turėtų viskas atrodyti. Todėl pats turite matyti ir suvokti, ko jums reikia, kad paskui būtų kuo mažiau ginčų su aktoriais ir kad tai būtų visgi jūsų sukurtas vaidmuo, tas pagrindinis rėmas, kuriame aktorius turėtų judėti toliau. Penkioliktam žingsnėje paskirstykite vaidmenis kiekvienam aktoriui, bet šiame etape labai svarbu yra atsižvelgti, kaip jie vienas su kitu derinsis scenoje. Todėl, kad bus daug epizodų, daug paveikslų, pagalvokite, kaip kiekvienas aktorius derinsis skirtingose mizanscenose ir nebus kažkokio tokio nepriimtino kontrasto, kuris tiesiog gali sugriauti pačią pjesę. Šis etapas pasiruošimų baigėsi režisūrinės pjesės analizės parengimu. Dabar norėčiau daugiau pakalbėti apie režisūrinės pjesės analizės rengimą ir tiesiog
Pagalvokite, kaip jūs dabar tai darot ir kaip galima galbūt daryti kažkaip kitaip. Pagrindinis dalykas yra, kad prieš susitinkant su spektaklio kūrybinė grupė, jūs kaip režisierius turite atlikti literatūrinio kūrinio, pjesės, inscenizacijos, režisūrinę analizę. Režisūrinė pjesės analizė sudeda iš tam tikrų dalių. Tai pirmoji dalis tai yra, turite aiškiai užfiksuoti, koks yra jūsų pirmasis įspūdis ir jausmai apie kūrinį, kada jį perskaitote pirmą kartą. 1-2 sakiniais aprašykite, koks buvo jūsų pirmasis įspūdis perskaičius pjesę. Toliau antras žingsnis tai yra kūrinio aktualumas. Turi būti argumentai, kodėl visgi jūs tą pjesę statote. Tai galėtų būti, ką žiūrovas sužinos naujo, įdomaus, kaip tai paveiks jų jausmus ir mintis, kodėl tą pjesę reikia statyti, ką jie norima yra pasakyti, kodėl, pavyzdžiui, šiam teatrui yra svarbu ir aktualu statyti šitą pjesę. Tiesiog jūs turite turėti argumentų, paaiškinti, kodėl aktualu ir svarbu, kad ta pjesė būtų pastatyta. Trečias žingsnis, trečias etapas tai yra žinios apie autorių ir jo kūrybinę biografiją. Svarbu pabandyti rasti atsakymą, kas paskatino autorių parašyti šią pjesę tame gyvenimo periode. Todėl, kad autoriai rašo vis skirtingas pjeses, nepriklausomai nuo amžiaus, nuo kažkokių patirčių, nuo įvykių socialinių. Tai pagalvokit, kas jį visgi paskatino tai parašyti. Reikia stengtis surinkti kiek galima daugiau autobiografinių žinių apie autoriaus kūrybinę istoriją. Išsiaiškinkite pagrindinės jo tendencijos kūryboje ir žinoma jo estetinės ir filosofinės vertybės. Ketvirtame žingsnyje aprašykite istorinės kūrinio parašymo aplinkybės. Kodėl, kokiam istoriniam kontekstui atsirado ši pjesė? Kas tuo metu vyko pasaulyje? Kokie įvykiai įvyko toje šalyje, mieste, kur autorius gyveno? Kada atliekote jau šitą darbą, pabandykite vienu sakiniu apibrėžti, kokia yra kūrinio tema. Pabandykite tai padaryti vienu sakiniu, aprašyti vienu sakiniu. Pagalvokite šeštajam žingsnė, kokia yra jo pagrindinė idėja pjesės. Ir taip parašykite irgi, pabandykite 1-2 sakiniais, kad būtų aišku, kokia čia pagrindinė idėja. Toliau reikia 7 žingsnė aiškiai surašyti režisieriaus svarbiausius uždavinius ir viršuždavinį, kurių, kaip jūs kaip režisierius norite pasiekti. Ką jūs norite perteikti šitą pjesę. Sekančiam žingsnėje reikia aprašyti literatūrinio kūrinio žanrą, įvardinti, kas tai yra ten komedija, ar drama, ar tragedija, ar kažkoks kitas kūrinys. 9 žingsnį reikia aprašyti ištiscinės pjesės veiksmą ir fabulą. Ištiscinės pjesės veiksmas tai yra pagrindinis motyvas, kuris skatina personažą veikti. Parašykite, kas yra pagrindinis personažo veiksmo motyvas. Koks yra siekinys. O fabula aprašo pjesės siužeto pagrindinius vaizduojamų įvykių seką, tokia vaizduojamų įvykių seka, kas po ko vyko. Dešimtajam etape į pjesės analizės aprašykite įvykių grandinę, aprašykite, kokie įvykiai pjesė keičia pjesės veikėjų veiksmus, mintis ir jausmus. 11. Pagrindinis įvykis, konfliktas. Vienu sakiniu aprašyti, koks yra vidinis neįspręstas konfliktas, skatinęs pjesės veikėjų veiksmus. 12 žingsnėje, atliekant pjesės analizę, režisūrinė pjesės analizė,
Aprašykite veikėjų personažo siekiamybės. Aprašykite visų piesės personažų siekiamybės, ko ir kaip jie siekia. Kada jau aprašysit, ko jie siekia, tada reikėtų aprašyti 13 žingsnį veikėjų personažų charakteristikas, kiek galima labiau smulkiai kiekvieno personažo išorinės ir vidinės charakteristikas. 15 punktas režisūrinės pjesės analizės, tai yra atmosfera. Reikėtų šitame punkte aprašyti bendrą pjesės atmosferą ir būtų labai gerai, jeigu kiekvieno paveikslo. 16 etape reikėtų padaryti tas vadinamus pirmųjų mizanscenų variantus. Paimkite kokią minimum 10 mizanscenų pagrindinių, kurios jūs planuojate, kad bus, ir pabandykite jas nubraižyti, kad atsirastų toks pirminis piešinys, kaip viskas keisis. 17 režisūrinės pjesės analizės punktas tai yra muzikos ir garsų pasirinkimas, kuris apipavidalins patį spektaklį. Šiame etape jūs turite surašyti, kur ir kokioje vietoje, kokia muzika ir kokie garsai bus ir kokį vaidmenį jie atliks spektaklyje. 18 punktas veiksminės režisūrinės analizės tai yra vaidybinės erdvės scenos apšvietimo partitūra. Surašykite, koks apšvietimas bus kiekvienoje paveiksle mizanscenoje. Žinoma, būtų labai gerai, kad atliekant 19 punktų jūs jau turėtumėt scenografijos maketą ir piešinius. Kartu su scenografu paruoškite scenografijos maketą ir būsimų dekoracijų piešinius. Apsvarstykite, kaip jos transformuosis spektaklio eigoje. Numatykite, kaip atrodys kiekvienas paveikslas scenoje. Taip pat su scenografu būtų gerai, kad aptartumėt 20 etape rekvizitą ir butaforiją, kurie bus reikalingi scenoje. Galbūt kažkokie bus daiktai. Pagalvokite, kokie jie vaidmenį atliks. Numatykite veiksmų partitūrą, kaip aktoriai sąveikaus su jais, ką jie su jais veiks. Žinoma, šitame etape reikia pasiruošti kostiumo eskizus, pavyzdžius. Iš karto numatykite, kokie kostiumai bus. Svarbiausia, kad jie būtų funkcionalūs. Geriausiai būtų jau ir turėti kažkokius pavyzdžius. Kada visą tai turite arba nusipiešę, arba maketę, ar jau gal pavyzdžius kostiumų, tai tada jau taip truputį saugiau ir aiškiau, kaip viskas atrodys, nes tas vizualumas yra tradiciniam teatre labai svarbus. Ir reikia tikrai tam paskirti pakankamai daug laiko, o ne paskutinės repeticijų dienas. Tai atliekant režisūrinę analizę, piesės reikia būtinai surašyti jau konkrečiai, kokius vaidmenis atliks kokie aktoriai. Jau jie turėtų būti paskirstyti. Žinoma, gali būti vienam vaidmeniui paskirti 2 aktoriai, taip ir yra geriau. Jūs nežinot, gali susirgti, gali kažkas atsitikti aktoriui, turėtų būti. Aprašykite, kokie 28 punktas, aprašykite, kokie bus spektaklio sceninio judesio ypatumai. Numatykite sceninio judesio stilistiką. Ar tai bus pantomima, ar tai bus akrobatikos elementai, kas tai bus. Jeigu bus šokis, aprašykite ir šokio elementus, stilistiką, kurioje vietoje, kaip viskas atrodys, kokiam paveikslė tai bus. Apsispręskite, kokia bus vaidybos mokykla, pagal kurią vaidins aktoriai. Kaip jūs juos ruošite vaidmenį. Ar tai bus Stanislavskis, ar Comedie de l'Arte, ar kažkas kitas. Kada jau atliksite pirminę režisūrinę analizę, tada yra tikslinga susitikti su aktoriais ir kitais kūrybinės grupės nariais pirmąjį repeticijai. Iki to laiko aš nemanau, kad verta susitikti, nes režisierius visada turi žinoti daugiau negu visi kiti kūrybinės grupės nariai. Ir jeigu šito paruošimo darbo gerai netliksit, tai pirmas susitikimas gali būti labai nevaisingas. Sekantis
etapas labai svarbus kuriant spektaklį, tai yra pirmas susitikimas su spektaklio kūrybinė grupė. Prieš susitikdami su kūrybinė grupė turite atlikti tam tikrus darbus. Tai pirmas, atsakyti klausimą, kaip organizuosite pirmą susitikimą, kokioje patalpoje tai vyks, kokiu laiku. Pagalvokite. Antras, sugalvokite, kaip paruošite pirmo susitikimo vietą. Trečias dalykas, jūs turite turėti pilnai su savimi paruoštą režisūrinę pjesės analizę. Turite būti atsispausinę, pasiruošę ją. Ir jeigu norite, galite dalinti su kūrybinės grupės nariais, galite ir nesidalinti, bet jinai turi būti pas jūs. Ketvirtas svarbus, tai yra sugalvoti pirmo susitikimo ritualą. Kas turėtų įeiti tą ritualą? Tai pirmiausia, tai turite sukurti kažkokią tokią šventišką atmosferą pirmai repeticijai. Senais laikais tai būdavo tokia būsena, toks jausmas kaip bažnyčioje arba šventykloje. Gali būti sukurtas improvizuotas altorėlis, kuriame ten galėtų būti autoriaus nuotraukos, knygos, citatos, gėlės. Tokia turėtų būti šventiška atmosfera. Taigi geriau padeda susikoncentruoti į visą kūrybinį procesą ir tokia didesnė atsiranda atsakomybė už atliekamą darbą. Aš tai tikrai rekomenduoju, kad tas šventumo elementas jisai būtų. Nes aktorius transformuojas, pakeičia pasaulį, jisai pakeičia keisdamas save, jisai transliuoja tam tikras idėjas, kurios gali pakeisti žiūrovus. Tai jam ir ruošintis reikia irgi turėti tokio, pavadinkim, vienuoliško gyvenimo elementų. Padės geriau susikoncentruoti. Ketvirtas turi būti, pagalvokite, koks bus repeticijų pravedimo planas. Labai reikia iš karto numatyti, kada ir kokios repeticijos bus, todėl kad kai kurie aktoriai arba kiti kūrybinės grupės nariai, jie turi kitų užsiėmimų, dalyvauja kitų spektaklių kūrimuose, galų galia turi jau repertuarę, kurie vyksta spektakliai, ten irgi vyksta repeticijos. Tai turite aiškiai atsakyti klausimus, kokiu laiku ir kur vyks repeticijos. Pagalvoti, kad tai būtų visiems patogu. Pagalvoti, kokios ir galimybės repetuoti atskiras scenas ir epizodus. Nežinot, gal reikės kažkokios papildomos dekoracijos ar dar kažkokių dalykų. Viskas turi tikrai didelę reikšmę, o ypač pati tvarka. Stenkitės, kad ta tvarka būtų tokia nusistovėjus, aiški, nekintanti, kad kiekvienas žmogus galėtų planuoti savo laiką, galų galia mobilizuotis repeticijom. Sekantis labai svarbus elementas pirmo susitikimo, tai yra darbas prie stalo. Jeigu jūs tai naudojat, jeigu iš karto nelipat į sceną, nes galimas ir toks variantas, tai tiesiog sėdat prie stalo ir aptarėt keletą pagrindinių dalykų. Tai pirmas, perskaitoma išplėstinė arba sutrumpinta kūrinio režisūrinė analizė. Tai yra labai reikšmingas momentas, kad visi vienodai suprastų, susikoncentruotų į tai, kas vyksta, kad visi suvoktų, ko siekime, kokia yra pagrindinė tema. Ir tai, ko gero, čia žinoma, ne tik pirmos užsiėmimo metu, bet čia pastoviai reikia kartoti. Žinoma, tuo metu neturi būti jokių vaikščiojimų, jokių ten mobilių telefonų kalbėjimų, tiesiog pilna koncentracija. Toliau yra paprašoma, kad aktorius vienas ar keli perskaitytų neutraliai, nevaidindami visą pjesę, nuo pradžių iki galo. Šitas atskaitimas yra labai svarbus tam, kad aktoriai pajustų tą pirminį tokį įspūdį, pajaustų, užfiksuotų jį. Labai svarbu, kad skaitantysis jisai gerai perteiktų pagrindinę idėją, fabulą, mintis, bet nevaidintų. Svarbiausia, kad kūrybinės grupės dalyviai suprastų veiksmų vystymosi logiką ir pagrindinės veikėjų sekimybės.
Reikėtų paprašyti, kad aktoriai, klausydamėsi tekstą, vaizduotėje pradėtų kurti pirminius vaizdinius apie savo veikėjus ir apie visas kitas pjesės detalės. Tiesiog jis turi susikurti savo matymą pjesės, kaip tai atrodys scenai. Kitas žingsnis tai yra pjesės aptarimas. Perskaičius, reikia pabandyti aptarti ir paieškoti bendrų kažkokių požiūrių, sąlyčio taškų. Reikia leisti visiems išsisakyti. Bet neužmirškit, jūs jau pirminę pjesės analizę paruošę, jūs jau esate ją pristatę, tai tas suvokimas jis turi artėti prie jūsų. Aš nemanau, kad šiame etape reikia ten išbalansuoti ir kažkaip tai sugriauti tai, ką jūs ten kūrite. Toliau, kada jūs apkalbat tos pirmosius potyrius, tikrai būtų rekomenduotina perskaityti dar kartą režisūrinę pjesės analizę. Tai gali būti strumpintas ar ten išplėstas variantas, bet kad tiesiog užfiksuoti aktoriams, pabandyti integruoti jų mintis į tai, ką jūs sugalvojat. Labai dažnai režisieriui kyla toks noras arba labai jau stipriai ginti savo pirminį variantą, arba tiesiog pradėti daryti pradėti daryti korekcijas. Todėl dar kartą aš tiesiog užfiksuoju, kad pradžioje geriau perskaityti aktoriams trumpą režisūrinės pjesės analizės variantą, o ne išplėstinį. Todėl, kad jeigu jūs jau ten kažką norėsit keisti, jūs turėsite galimybę jį ten pakeisti, papildyti, neprarandant to kažkokio pirminio sumanimo idėjų ir svarbiausia, per daug nekitaliojant tos ištisinės linijos, kad jinai būtų aiškiai iš pat pradžių, ko mes siekiam, kokią temą, koks yra virš uždavinys, kad ten neįvyktų didžiųjų pokyčių. Nes jeigu įvyks ten didėjai pokyčiai, gali būti, kad reikės iš naujo rašyti režisūrinę pjesės analizę. Režisierius turi aiškiai pademonstruoti, kad jis yra pasiruošęs spektaklio statybai. Jis turi sužadinti kūrybiškumą, aktyvumą, suformuoluoti bendrą požiūrį į pjesę. Jisai turi padaryti galutinės išvadas ir fiksuoti, ir jas žinoma išsakyti, o ypač išsakyti pageidavimus ir savo vizijas aktoriams apie būsimus personažus, kad jiems būtų aišku, kam čia reikia ruoštis. Labai svarbu yra visgi vardinti aktoriam, kad yra tam tikrai išankstiniai susitarimai su teatro administracija, scenografu, kompozitoriumi, kad jie suprastų, kad tai yra visgi ne tik jūsų vienos sprendimas, bet tai yra suderinta ir su kitais žmonėmis, kurie dalyvauja kūrybiniam procese. Būtų labai gerai, kad jie irgi dalyvautų, bet žinoma, tai ne visada yra įmanoma padaryti. Ketvirtas punktas pjesės aptarime, tai yra reikia trumpai pasisakyti tas vadinamas vizijas, tas pirminės tokias vizijas. Pradžioje gali būti tas pasidalinimas pirminių kažkokių įspūdžiais, o paskui jau tos labai svarbu tomis vizijomis, kaip kas mato. Žinoma, nereikia perėti kažkokios nesibaigiančius aptarimus, bet tiesiog kaip žmogus įsivaizduoja savo vaidmenį. Kaip aktorius įsivaizduoja, kaip jis įsivaizduoja savo personažą, kaip jis veiks, kaip jis prisitaikys scenoje, kaip jisai spręs vienas arba kitas iškylančias problemas, klausimus scenoje. Jeigu reikia, galite trupučiuką atlikti tokią pirminės pjesės analizės kažkokius korekcijas, patobulinimus. Galima apsvarstyti paveikslus, mizanscenas, kaip jūs įsivaizduojat, kad jos bus. Todėl labai svarbu turėti tos pirminius mizanscenų piešinius. Būtų labai gerai, kad pademonstruotumėt, kokie bus kostiumai, butaforija, kad aktoriai iš karto jau pradėtų galvoti, kaip čia viskas bus. Taip pat labai
Tiesiog reikia užfiksuoti, kad ir pasiruošti vadinamas darbo taisyklės ir visus supažindinti kūrybinės grupės narius, kaip bus dirbam. Reikia būti griežtu, nepalenkiamu, labai tiksliai, įsireikalauti iš aktorių ir kitų kūrybinės grupės narių, kad jie atliktų savo darbus. Jūs turite, žinoma, atkreipdėmėsi jų poreikius, paskatinti juos kurti, bet neužmirškite, visada jūs turite juos kontroliuoti. Neturite leisti kitiems žmonėms pradėti vadovauti spektaklio statymui. Jūs neužmirškite už tai atsako, todėl kad jūs režisierius. Neužmirškite, kad jeigu spektaklis pavyks, tai visi sakys, kaip gerai vaidino aktoriai. O jeigu nenusiseks, tai kaip blogai sudirbo režisierius. Jūs už atsakot už viską. Todėl tas susidėliojimas, užfiksavimas pjesės aptarimo metu yra labai svarbus. Bet kūrybinės drausmės tikrai gero spektaklio nepastatysit. Sekantis žingsnis tai yra teksto analizė, teksto nagrinėjimas. Ko gero, tradiciniam teatre tai yra vienas iš svarbiausių spektaklio kūrimo proceso etapų. Režisierius tekstą analizuoja iš anksto, o žinoma, aktoriai ir kiti kūrybinės grupės nariai pradeda analizuoti jį pirmo susitikimo metu. Yra du variantai. Pirmas, iš anksto pasakykite kiekvienam vaidmens galima iš anksto pasakyti kiekvieno vaidmens interpretaciją, sėkmės, pagrindinius įvykius ir visa kita. Tai čia yra pirmas variantas. Paimate, jūs tiesiog išsakot, kaip ten kas turi būti. Antras, galima leisti aktoriams ir kitiems kūrybinės grupės nariams sakyti jų pirminės interpretacijas, o po to diskusijos metu surasti abipusiam priimtiną sprendimą. Čia yra tikrai svarbu. Apsispręskit, kokiu metodu dirbsit. Žinoma, galima jos bandyti derinti, bet jeigu bandysi derinti, tai tada gali būti, kad nuslysite tokį diskusijų klubą ir jokio rezultato nebus. Sekantis svarbus punktas tai yra įsireikalauti, kad aktoriai pjesę būtų perskaitę iš anksto. Tiesiog perskaitę, bet be interpretacijų. Jeigu jie nėra susipažinę su savo veikėjais, charakteristikos, įvykiais, seka, kai kada labai yra sunku su jais kalbėti ir dirbti, nes jie nelabai prisimena arba nežino, kas ant po ko yra. Jeigu aktoriai iš tikrųjų bus perskaitę, išsianalizavę pjesę, supras priežastinius ryšius tarp įvairių įvykių, analizė, teksto analizė bus žymiai efektyvesnė. Dabar, kada vyksta pjesės teksto analizė, kiekvienas aktorius skaito savo personažo tekstą. Žinoma, aš nepaminėjau, kad šitą repeticiją jinai gali būti pirmo susitikimo metu, bet galima ją ir daryti vėliau. Čia irgi jums spręsti, kiek jūs ten turit laiko ir kaip jūs čia planuositės. Todėl, jeigu tai yra antras susitikimas, ne pirmas susitikimas, tai, žinoma, tam tarpe aktoriai turi paskaityti pjesę, jau būtinai, įsianalizuoti, susidėlioti, kaip sakoma, savo suvokimus. Jeigu tai yra pirmas skaitimas, tai tada reikia, kad aktoriai gautų pjesės tekstą trupučiuką anksčiau, negu tą pačią dieną. Šiame etape jau reikia pradėti koreguoti pjesės tekstą. Galima kažką sutrumpinti, galima kažką pridėti. Žinoma, reikia susitikslinti, ar visi vienodai sutvarkė jį, kad nebūtų, kad vieni išsibraukė, kiti ten paliko. Todėl, kad paskui jau repeticijų metu nereikėtų to daryti, tiesiog susitikrinti viską, jeigu jau kažką pakoregavot. Ketvirtas žingsniukas tai yra pradėti nagrinėti patikslintą tekstą. Pedantiškai analizuoti atskiras frazes. Svarbu išryškinti įvykius, sako, prieš istoriją, užuomazgą, esminį įvykį, svarbiausių kiekvieno personažo įvykį,
Viską, kiekvieną frazę pedantiškai, tiesiog žingsnis po žingsnio analizuoti, suvokti. Tas suvokimas jis turi būti aiškus. Kada aktorius skaito tekstą, ypatingai dėmesį kreipkite į monologus ir dialogus, kuriuose spindi pagrindiniai paveikslo įvykio aspektai. Užduokite klausimus savo ir aktoriams, kas, kur, kada, kaip ir kodėl šitaip įvyko. Visada ieškokite, kur yra veiksmo priežastis. Pirmųjų repeticijų metu nereikia sukurti kažkokių šablonų ir galutinių vaidmenų interpretacijų. Aktorius skaitydamas savo tekstą turi stengtis kalbėti natūraliai, ieškoti loginių veiksmų ryšių ir priežasčių. Kuo geriau aktorius suvokia, ko personažas siekia ir nori konkrečioje situacijoje paveikslą, to lengviau surasti prisitaikymą ir per veiksmą sužadinti, ir per patį veiksmą susižadinti jausmai, o nereikės jų ten vaidinti. Veiksme atsiras turi jausmas, o ne kad ten bando kažką tai generuoti iš savo ankstesnių patirčių. Pirmų repeticijų metu reikia siekti, kad kiekvienas aktorius gilintųsi ne tik savo vaidmens tekstą, bet ir klaustų savęs, visada, koks yra ryšys tarp to jo pirmo skaitimo ir tolimesnio, ką jis visada atranda naujo tame tekste. Todėl, kad kuo daugiau kartų skaitai, tuo daugiau atsiranda įvairiausių niuansų, į kuriuos reikia reaguoti ir galbūt koreguoti tą pirminį supratimą. Todėl nereikia fiksuoto pirminio suvokimo, jis yra svarbu, bet reikia visą laiką leisti tam tekstui nusiglūdinti, išsianalizuoti ir kuo daugiau tos analizės bus, pamatysit, tuo daugiau įvairių interpretacijų atsiras. Taip pat labai svarbu, kad aktoriai klausytų ir kitų personažų tekstus ir bandytų suprasti, ko jie siekia ir ko jie nori. Nes jeigu jie nebandys suprasti, ko reikia personažui kito aktoriaus, tai tada tos reakcijos ir jausmai scenoje nebus tikri ir tos mizanscenos tokios bus išgalvotos. Todėl turi būti visą laiką sąveika ir galvoti iš pat pradžių. Iš tikrųjų, aktorius neturi nugrimsti tos savo įsivaizdavimus, prisiminimus, o jam svarbu yra pabandyti išgirsti tekstą liktai visada iš naujo. Tas iš naujo išgirdimas, ypač svetimo teksto. Ne tik savo, bet ir svetimo. Tai sukuria tą tokį natūralumą ir jausmą sceną. Dar kartą įsianalizuokite, ko siekia personažas. Reikia apgalvoti, kaip tai bus atskleista įvairiuose scenose, kaip tai matysis mizanscenose jau šitame etape. Labai reikia stebėti, kad aktoriai nepradėtų mąstyti abstrakčiai, o mąstymas būtų konkretus, ko kiekvienoje scenoje siekia personažas. Svarbiausia neužmiršti, koks yra kontaktas to personažo su kitais ir surasti, kaip tos siekimybės skirtingos sąveikauja scenoje. Nes personažai jie siekia galbūt ne tų pačių tikslų, jie siekia kitų. Ir kaip tai scenoje, kaip scenoje tai pasireiškia, kaip išryškėja, kokie yra prisitaikymai, kokie kyla konfliktai, pasipriešinimai. Analizuojant tekstą taip pat svarbu yra analizuoti, koks yra pjesės elementų ryšiai, scenų, paveikslų, monologų, dialogų, kaip ta pjesė yra jie sujungti ir kaip tai viskas vystosi. Kitaip sakant, aktorius jis turi pakankamai gerai gaudytis dramaturgijoje, kad suvokti, kodėl taip rašoma, o ne kitaip. Kiekvienas skaitimo etapas jis turi būti visada vis tiek grįžtama prie to, prie veikėjo ištisinės veiksmų linijomis, ko jisai siekia, ko jisai nori, kad neatsirastų tokių padrikų gabalų, kurie nėra surišti su pagrindiniu siekiniu. Kada jūs atlieka tokią loginę analizę 12 punkte, tai reikia truputį pagrįsti kažkokiamis frazėmis, monologais, gabaliukais iš scenų
kad atsirastų kažkoks pagrindinis akcentas vienoje arba kitoje scenoje. Kada darote teksto analizę, tai pradėkit nuo tų tokių pagrindinių svarbiausių dalykų, o po to po truputį gilinkitės tos smulkesnius, ne tokius esminius, bet tokius pačius svarbius konkrečiam pjesės etapui. Ketvirtas etapas statant spektaklį tai yra poteksčių paieška. Yra pakankamai daug žingsnių. Tai pirmas pagrindinis žingsnis tai yra reikia atskleisti, kas slypi už vaidmens žodžių, už tekstų. Labai atsakingai ir atidžiai, kad surasti kiekvieno vaidmens potekstę. Kada nagrinėjate veikėjo poelgius, reikia ieškoti tų santykių su aplinkybėmis, kurios yra aplinkui, ir jo vidinėmis kažkokiais siekiniais. Jeigu aktorius teisingai apibrėžia personažo siekimybės ir jisai iš karto kitaip interpretuoja personažo santykį su aplinka, su kitais personažais. Todėl reikia išspręsti kiekvieno gabaliuko, kiekvieno epizodo tos personažo siekimybės, surasti jas, ko konkrečiai toje gabaliuke jisai siekia. Jeigu tai yra klasikinis teatras, tai žinoma daugiau ieškoma autoriaus poteksčių ir nei jas kūrėme patys. Kitas svarbus klausimas tai yra, aktorius turi pradėti kurti vaidmens vaizdinių ekraną. Ekrane atsiranda vaizdiniai, padeda sukurti ne tik temperamentingą ir jausmingą vaidmenį, bet ir padaro jį natūralų, gyvą ir betarpišką. Toksai vaizdinių ekranas, jisai toks tiesiog vaizdas, kas vyksta, kodėl vyksta, kaip aš atrodo, ta išorinė charakteristika. Reikia keliais ryškiais pavyzdžiais sužadinti aktoriaus vaizduotę ir pasiekti reginių konkretumo tame ekrane, kurie, žinoma, atsiranda iš pjesės teksto, ne iš kažkur tai kitur. Tad pagalvokit, kaip jūs tai padarysit. Žinoma, labai padeda aktoriaus psichofizinės treniruotės įvairūs pratimai ir aš labai rekomenduoju, statant pjesę, daryti aktoriaus psichofizinę treniruotę ir tai visada pagyvina patį procesą ir ypač pradžioje, apšilimo metu, aš tai vadinčiau apšilimo, repeticijos metu, trenažo metu, tai būtinai kuo daugiau pratimų, pagyvinkite aktorius, sužadinkite jų vaizduotę ir greičiau kursite vaidmenis. Trečias svarbus elementas, ieškant potekstės, tai yra, kad aktorius turi nuosekliai labai įsivaizduoti, kaip atrodo vieta, kurioje vyksta veiksmas. Kokie yra kiti žmonės, ką jie veikia, kaip jie atrodo, ar jie atlieka paprastus ir sudėtingus judesius. Kiekvieną mizansceną reikia matyti, lyg tai jį būtų reali. Tegu ir pradžioje aktorių viskas atrodys taip neryšku, bet kuo toliau, tuo labiau turi atsirasti detalės, smulkmenos ir tai pagyvins patį procesą ir padės aktoriui realizuoti save. Ketvirtas labai svarbus taškas tai yra, kad įsireikalaukite, kad analizuodamas aktorius matytų regėjimus pirmiausia, paskaitęs tekstą, regėjimus ir tik po to veiktų. Pradžioje būna sunku suderinti regėjimus su veiksmu. Dirbant su tekstu jis po kažkiek laiko tampa toksai savas, organiškas, jeigu yra vaizdiniai. Jeigu nėra vaizdinių, tai būna tiesiog teksto atkartojimas. Vėliau tie vaizdiniai labai organiškai pereina į veiksmą, nes aktorius pradeda veikti tos vadinamos išgalvotos aplinkybės, kurios tampa per vaizdinius jam realios, realiam laike. Ir
Toj scenoj tas vaizdinys sukuria tą kitą realybę, kurioje aktorius jau pradeda veikti. Ir kuo labiau tie vaizdiniai yra ryškus, tuo aktoriui yra lengviau gyventi savo vaidmenį. Svarbu, kad tie vaizdiniai būtų tokie realūs prisiminimai iš savo gyvenimo ir gal netgi atgaminti tos veiksmus, kurios daro. Kuo didesnis yra stipresnis tas didesnis, realesnis stiprumas, stipresnis realumo jausmas, tuo lengviau aktoriai yra jį atgaminti ir jame veikti. Jeigu to veiksmo jisai niekad nedarė, kas yra, pavyzdžiui, aprašyta pjesėje, tai aktorius turi tiesiog surasti panašų gyvenimo savo įvykį, prisiminti tos veiksmus, tos jausmus, požiūrius, veiksmus, kuriuos jis darė ir pabandyti jos atkartoti scenoje. Žinoma, galima ir modifikuoti. Režisierius turi popieriuje arba lentoje nupiešti pagrindinės mizanscenas, kur bus scenografija išdėliota spektaklio metu, kad visi gerai įsivaizduotų, kur kas yra. Dirbant dar prie stalo, jis reikalauja, kad jie organiškai įsisavintų personažo mintis ir norus, o ne tik žodžius. Aktoriams tekstas turi tapti savas, jie turi pergyventi savo gyvenimo įvykius iš naujo atitinkamos pjesės metu. Tiesiog visada liktai viskas iš naujo. Kiek jūs ten kartų beskaitytumėt, tiesiog visą laiką atgaminti. Tai mano tekstas, čia aš kalbu, čia mano aplinkybės, aš juose buvau, kurt vaizdinius vieną paskui kitą. O paskui pergyvenimus, ar tai bus iš realybės paimti, ar tai jau bus sukurti, reikės sujungti su pačiu pjesės tekstu. Gyvenime tai, kada mes kalbam, tai viskas vyksta natūraliai. O repeticijos reikia vaizduotės, prisiminimų, pagalba viską sukurti ir sudėlioti. Labai geras pratimas yra, kada aktoriams yra liepiama parašyti personažo autobiografiją nuo gimimo iki įsivaizduojamos mirties. Kada aktorius parašo įsivaizduojamą tokią autobiografiją, tada jis supranta, kad tas gabaliukas, kuris yra pjesės, tai tiesiog gabaliukas iš jo gyvenimo. Ir jam labai lengva suvokti, iš kur atsirado tas veiksmas, tas įvykis ir jo elgesys, jo siekimybės pjesė ir jam labai aišku, kur link visą tai juda. Todėl tikrai rekomenduoju šitą pratimą atlikti ir duos tikrai gerus rezultatus. Aš tikrai rekomenduoju, kad aktoriai jau šiame etape išmoktų tekstą mintinai. Žinoma, prieš tai turi būti atlikta analizė ir sąmoningai naudotis, kad tas tekstas būtų organiškas, kad jisai tiesiog įsigyventų, priliptų prie jo. Bet kodėl svarbu, kad tai jau būtų mintinai? Kad nereikėtų dirbti su pjesės tekstu rankose, jau kada užlipsti sceną. Kad aktorius jau laisviau jaustųsi. Žinoma, gali būti daugybė problemų, kad aktoriai pasidarys skaitovais, jie nevaidins, bet čia jau yra režisieriaus darbas. Reikia prieš tai labai gerai padirbėti, atliekant poteksčio analizę. Jeigu gerai atlikot, jeigu vaizdiniai sukurti, jeigu yra atgaminimai, suvokimai, prisiminimai, viskas bus gerai, bet svarbiausia, kad jau tuo metu, jau į pabaigą darbo prie stalo, kad jau ta pjesė būtų jo viduje. Žinoma, būtų labai gerai, jeigu aktoriai paskaitytų papildomą literatūros, pasižiūrėtų iliustracijų, video, audio medžiagos apie patį personažą, apie autorių, apie kitus dalykus, kad atsirastų kažkokios papildomos informacijos. Tai pagyvins patį įsivaizdavimą, galų galia tie prisiminimai padės vaidinti
todėl kad tos pačius vaizdinius galima greit nuvalkioti, paskui jie neveikia scenoje. Pavyzdžiui, padarai 30-40 repeticijų, paskui šį sceną ir nėra tos energijos. Tai kuo daugiau informacijos, kuo daugiau vaizdinių, tuo lengviau atgaminti tą jausmą pergyvenimą scenoje. Liepkite būtinai aktoriams susirašinėti, kada skaitot, kada duodami kažkokie nurodymai, užduotis, aktoriai tos visas užduotis turi užsirašyti. Žinoma, patys susirašinėkite. Tai bus impulsas kūrybiniam procesui. Vėliau repeticijos persikelia jau į sceną. Čia reikėtų truputį stabtelti ir pasakyti, kad jeigu yra keli tipai režisierių, vieni prie stalo netlieka jokio darbo, iš karto lipa į sceną ir su tekstu rankose pradeda repetuoti, o kiti pirmiausia atlieka darbą prie stalo, o skaitimą, poteksčių paiešką ir tik po to lipa į scenos. Tai įsivaizduokim, kad mes visgi pasirinkom variantą, kad prieš tai buvo atliktas tekstas analizės, teksto analizė, atlikta poteksčių paieška, vaizdiniai jau sukurti, prisiminimai suformuoti, jau numatytos mizanscenos ir dabar mes jau lipam į sceną, jau pradėsim darbą ten, jau judėsime prie spektaklio įkūnijimą realioje vaidybinėje erdvėje. Dabar kokie yra svarbiausi punktai dirbant scenoje? Pirmiausia, tai reikia sudaryti sąlygas laikas nuo laiko, kad jau dirbant prie stalo, dar kad aktorius jau atsistotų ir galėtų pabandyti padaryti vieną arba kitą judesį, veiksmą įsivaizduojamųjų scenų arba esamųjų scenų ir repeticijų salėje. Tokias mini mizanscenas padaryti, etiudus, kad nebūtų tik tai toks grinai sėdėjimas. Tai tas pereinamasis laikotarpis. Tai jisai yra labai reikalingas, kad po truputį gyvinti. Antras labai svarbus momentas yra įsireikalaukite, kad aktoriai realizuotų veikėjo poelgius, mokėtų atskleisti jo ketinimus sceninėme veiksme. Šiame repeticijų etape aktorius turėtų veikti nuo savęs, pradėti analizuoti naują pjesės paveikslą, atskleisti jo esmę, bendrinti veikėjų siekiamybės, uždavinius, aplinkybės. Būtų labai gerai, kad aktorius aprašytų tos visus veiksmus prieš jos atlikdamas. Tiesiog galima jam užduoti klausimus, paklausti jo, ką jis darytų, jeigu būtų tokio ir tokiose aplinkybėse, ką jis veiktų, ką jisai tiesiog truputį paskatintume nuo savęs. Žinoma, jau ten vaizdiniai tai yra apie jo personažą, bet truputį, kad paveiktų nuo savęs, nes taip yra lengviau įsijungti į veiksmo scenoje. Trečias punktas tai yra pereiti prie veiksmo gyvenimo scenoje. Tekstas turi tapti veiksmu, tekstas turi tapti veiksmu, kad nebūtų stovintis ir kalbantis, kad nebūtų stovintis kalbas. Veiksmas, tekstas, veiksmas, tekstas, veiksmas, tekstas. Siūlykite tiesiog aktoriams tą pačią sceną taip suvaidinti, likti joje būtų kalbama apie juos pačius. Tarytum jie patys būtų patekę į analogišką situaciją. Tai nuima tą tokią įtampą, jeigu duoda tokią užduotį, jiems lengviau. Čia liktai, kai kada galima ir truputį nutolt nuo piesės teksto ir leis savo žodžiais pasakyti, bet žinoma, jeigu jau tekstas yra žinomas, tai geriau to nedaryti. Kada vyksta repeticijos, stebėkite, kad pas aktorius nesirastų įtampos, perspaudimo, apatija ar kažkokie kitokie nemalonūs jausmai. Turi viskas vykti natūraliai, veiksmas paprastas, jokių dirbtinų gestų, pozų, veiksmas turi būti organiškas. Pirmiausia, tai aktorius turi teisingai realizuoti veiksmų liniją scenoje. Vėliau pradėkite su jais daugiau analizuoti vidinės ir išorinės personažo charakteristikas, ieškokite išskirtinių, unikalių prisitaikymų. O čia labai svarbu, kad nebūtų, pavyzdžiui, nueini tą pačią piesę, pagal tą pačią piesę pastatę spektaklį žiūri ir matai, kad net prisitaikymai tie patys. Tai ieškokit kažkokio originalių. Išnaudokit butaforiją, išnaudokit daiktus scenoje, išnaudokit scenografiją, pagalvokite kažkokius choreografinius sprendimus, kitokius mizanscenavimų. Čia jau reikia padirbėti, kad nebūtų toksai standartai. Ieškokite kažko tai naujo.
Reikia stengtis, kad aktorius atrastų tos vidinius prieštaravimus ir personažo vidinėse charakteristikose. Bet jeigu neatskleidžia tų vidinių prieštaravimus, gali labai būti toksai vaidmuo plokščias. O kada yra tame pačiame personaže keletą vertybių, kurios viena su kita kovoja, galima ieškoti netgi ir kito varianto, kad, pavyzdžiui, personažo vertybės kovoja su aktoriaus vertybėmis. Tada atsiranda tas toksai vidinė įtampa ir kada aktorius įlenda į personažo kailį, jis gali pajusti tą vidinę įtampą. Bet jis turi suprasti ir tą vidinę logiką, kodėl tas personažas elgėsi vienaip arba kitaip. Tai ta įtampa, tas prieštaravimus vertybių, norų, jisai sukuria tą vidinę įtampą ir tai galima labai gražiai išreikšti per išorinę charakteristiką, per veiksmą, jeigu to nėra, tai neįmanoma gero vaidmens sukurti. Praėjus kažkiek laiko didžiausią dėmesį skirkite aktorių bendravimui ir bendradarbiavimui, veikimui scenoje. O du aktoriai pasikeisdami sceninėmis replikomis lyg ir atlieka impulso veiksmo prieimimo funkciją. Vienas, pavyzdžiui, pasako kažką, tai yra impulsas kitam veikti. Kada priemi, ta impulsa yra kažkoks atsakomas impulsas. Tai tas atsakomas impulsas, jisai būna impulsas kitam kažką tai pradėti mąstyti ir veikti. Tai kad visą laiką būtų tas tenisas. Vienas muša, kitas priema, vienas muša, kitas priema, vėl tas, kur priemė, tas muša. Ir kad visą laiką tie impulsai veiktų, kad būtų reakcija, kad nebūtų kažkas pasakė frazę, jokios reakcijos, jokio pasikeitimo. Tiesiog netgi reikia aptart tiesiog kiekvieno, pavyzdžiui, frazės įtaką į kito aktoriaus personažo, pavyzdžiui, ten kažkokius vidinius pojūčius, jausmus. Tiesiog aptart, kaip tas impulsas mane veikia, kaip tie žodžiai mane veikia, kaip tas veiksmas mane veikia. Neužmirškit, kada sėdėjo, tai buvo tik tai tekstas, kada jau pradėt veikti scenoje, tai yra ne tik tekstas, yra ir veiksmas, kaip veiksmas veikia mane, kokį impulsą man duoda. Todėl tas bendravimas, tarpusavio veikimas, mano manimu, yra labai svarbus šitame etape. Reikia skatinti, kad aktoriai būtų visada tokiam budėjimo režime. Jis turi tiesiog laukti partnerio frazės ir tuo pačiu metu nenutraukti vidinio veiksmo. Nes būna, pavyzdžiui, jis pasakė frazę, atsisėdo tenai arba kažką tai veikia ir jisai nieko negirdi, jis nieko nedalyvauja. Jisai turi būti visada toks jautrus, budrus. Ir kada tas budrumas yra, tai gali būti kažkokie niuansai, paveiks jo ir netgi tą veiksmą, kuris nėra galbūt tiesiogiai susijęs su tą mizansceną. Bet visą laiką tas tokiam budrume. Visai nesvarbu, ar ten išorėje yra kažkoks veiksmas, tekstas ar dar kažkas, aktorius visada yra pasiruošęs, susikoncentravęs, jis yra dėmesyje ir visada yra nukreiptas į partnerio tekstą, į partnerio veiksmus. Stebi partnerio, girdi partnerio tekstą ir stebi jo veiksmus. Tai turi įvykti kiekvienoje repeticijoje, negalima šito momentu praleisti, kad nebūtų tokia, kad atsijunginėja, įsijungia, kažkur tai plaukia. Todėl čia viena iš priežasčių, kad geriau, kad visi sėdėtų, kad visi būtų, visi, kurie vaidina šitam spektaklį, aktoriai būtų visada repeticijose. Tai geriau supras, kas ten vyksta. Labai svarbu lavinti aktorių gebėjimą matyti ir girdėti vienas kitą. Duokite dar papildomų aktoriaus psichofizinės treniruotės pratimų gebėjimų, šių gebėjimų lavinimui. Kuo daugiau jie girdės vienas kitą, tuo geriau jie reaguos. Bet reikia ne tik tai klausyti, bet reikia išgirsti, reikia sureaguoti. Kada aktoriai klauso scenoje, turi bandyti suvokti kito personažo norus, siekius, potekstės. Svarbu, kad aktoriai bandytų skleisti vidinės partnerio intencijas ir būtų, kad tai būtų adekvatu šiai dienai. Ne vakarykščiai kažkokie laukimai, kad dabar čia jisai pasakys ar tą net, bet reikia reaguoti į tai, kas vyksta dabar scenoje. Nes aktorius gali būti šiandieną visai su kitom mintim, su kitais jausmais ir kitaip interpretuoti savo vaidmenį. Todėl reikia būti čia ir dabar.
Kitas punktas yra, kad aktoriai tiesiog pradėtų repetuoti papildomai. Ne tik tai, ką daro su režisieriu, bet kad jie, pavyzdžiui, susėstų keliese arba ten atsistotų arba gal kažkokiu kitu erdvėj ir parepetuotų vienas su kitu savo mizanscenas, kad pajaustų, bet žinoma, kad tai nebūtų prabėgimai, kad nebūtų falšas, kad tai būtų tikrai jausmai. Laikas nuo laiko aš rekomenduoju, kad partneriai, kad aktoriai apsikeistų vaidmenimis ir suvaidintų vienas kitą. Tai duoda labai gerą supratimą ir interpretaciją kito vaidmens. Žinau, tai reikalauja papildomų jėgų, laiko, bet tikrai rekomenduoju ir tai duoda gerą rezultatą. Ir visada vaidinant turi būti tinkamas grįžtamas ryšys. Ir, žinoma, nereikia kažkaip, kad aktorius apibendrintų būdvardžiais, kad daugiau per veiksmais. Tiesiog reikia klausti aktorius, ką jis padarė su manim, kad būtų atsirastų veiksmažodis. Kada atsiranda veiksmažodis, tada lengviau sugalvoti savo atsakymą. Ir tai yra labai svarbu. Žinoma, taip pat svarbu, kad aktoriai gautų grįžtamą ryšį iš jūsų kaip režisierius. Žinoma, nekritikuokit jų, nevertinkit, nevadinkit visokiais būdvardžiais. Geriau tiesiog įvardinkite veiksmažodžiais, daiktavardžiais, ką, kur, kaip reikėtų daryti, kokius veiksmus ir tada bus geresnis tarpusavio suvokimas. Aš tikrai manau, kad etiudinis darbas aktorius su vaidmeniu yra labai labai geras dalykas. Pavyzdžiui, padaryti tokius etiudus, pavyzdžiui, vakarykštė personažo diena, dar prieš pradedant vaidinti scenas, repetuoti, vakarykštė personažo diena, 3 valandos iki išėjimo į pirmą paveikslą. Kas vyko? Ir aktorius dirba, ruošiasi. Kad nebūtų, kad jis išeina iš niekur. Jis ateina iš kažkur, iš prieš istorijos. Pavyzdžiui, gali būti etiudai jo tolimesnis gyvenimas pasibaigus spektakliui. Kas ten vyksta su jo toliau. Todėl tikrai padirbėkit, skirkit tam laiko ir turėsit geresnį rezultatą. Dar vieną naudoju pratimą, kuris mano manimu yra labai gerai, tai etiudai, regėjimo etiudai. Kada aktorius pasakoja tai, ką jisai mato, kas bus scenoje. Pavyzdžiui, mizanscenoje sekančiai. Jisai tiesiog mato, sukuria vaizdą ir mato, kaip tai viskas bus ir jisai tiesiog visą tai papasakoja. Ir kuo daugiau jisai papasakoja, kuo daugiau ta fantazija įjungta, tuo lengviau jam paskui įeiti į vaidmenį ir tą etiudą arba mizanscenas atlikti realiam. Jeigu nėra įsivaizdavimo, jeigu nėra tos vizijos, tai tada bus viskas labai plokščia. Žinoma, reikia neužsižaisti etiudais. Labai svarbu, kad etiudinis patyrimai persikeltų į sceną. Ir tam reikia skirti laiko. Dažnai būna taip, kad laiko nėra, čia mums reikia skubėti. Todėl aš manau, kad kai kada galima visus etiudus padaryti dar iki repeticijos pradžios. Tegu aktoriai ateina 30-40 minučių anksčiau ir pasidaro etiudus patys, o jūs jau, kada jau ateinat ir prasideda repeticijos, jau jie bus apšilę ir tiesiog jais jau tiesiai į tai, kas vyksta scenoje vienu arba kitoj. Neužmirškit vieno pagrindinio dalyko, kad jūs kaip režisierius atsakote už mizanscenas. Ne aktorius, ne ten scenografas, jūs atsakot už mizanscenas. Todėl viską reikia iš anksto pasiruošti viską turėti. Režisieriaus tai yra pagrindinis indėlis. Geros, gražios, originalios, natūralios mizanscenos, tai yra tai, kas papuošia bet kokį spektaklį. Ir jau šito, tai turite jau 100%. Todėl, mano manimu, visada reikia, kai minimum jau 2-3 dienas prieš apsispręsti, koks tas bus
kokia ta bus mizanscena, todėl kad tai mizanscenai reikia ko, scenografijos, daiktų, reikia daugybė visokių dalykų, kad visa tai būtų iš anksto paruošta, kad aktoriam patiems ten nereikėtų nešioti ir galvoti. Žinoma, jeigu yra galimybės. Scenografija, butaforija, daiktai turi būti kiek galima anksčiau, kad aktoriai priprastų su jais veikti scenoje ir kad galima būtų su jais pagalvoti įvairiausių veikimo variantų. Rekomenduoju daryti mizanscenų chronometražą, kad kontroliuoti aktorių veiksmus scenoje. Turi būti mizanscena tiksli, aiški, ne tik erdvėje, bet ir laike. Ir turi būti visada užduodamas klausimas, ką čia dabar tu darai ir ką tu čia dabar nori padaryti šitoje mizanscenoje. Ir kad aktorius aiškiai galėtų atsakyti, ko jis eina, ką jis ten daro. Išmokite integruoti šokio, judesio, muzikos, dainavimo etiudus į spektaklio vyksmą. Visą tai turite atidirbti iki automatizmo, kiek galima anksčiau, kad tai netrukdytų. Nes jeigu techniškai nėra šitie etiudai paruošti, tai gali sukurti daug bėdų. Neatidirbti etiudai, tai yra bėda. Ypač muzikiniai, ypač dainavimo, jau jeigu ten dar groja muzikiniais instrumentai, šoka, viskas turi būti atidirbta kiek galima anksčiau, kad negalvoti apie tai, kad dirbti tiesiog. Ir pagrindinis dalykas, ne pagrindinis, bet kur iš patirties žinau, kad būna daug problemų, tai yra mažai pažįstami daiktai scenoje. Pasirodo, tie daiktai paskutiniu momentu, aktorius nežino, ką su jais daryti, jam prasideda problemos, viskas sugriūna, ten kažko jis negali padaryti su to daiktu, kažką užsekti, pakabinti, nuimti, tiesiog atidirbti iki automatizmo ir tada visos problemos įspręs. Ir dabar, jau kada užbaigėt pagrindinį darbą scenoje, ateina paskutinis etapas, tai yra baigiamasis spektaklio repeticijų etapas. Baigiamąją repeticijų etapą jūs turite užimti žiūrovo vietą, kad galėtumėte įvertinti, kaip integruojasi visą spektaklio elementai. Tiesiog trupučiuką atsisėsti žiūrovo vietą, režisierių, ir pamatyti, kaip visą tai atrodo iš šalies. Šiame etape reikia siekti maksimalios raiškos kiekvienoje mizanscenoje. Perdarykite ją tiek kartų, kiek reikia. Nestabdykit save šitą vietą, ieškokit pačio geriausio varianto. Svarbu yra atrinkti sėkmingas mizanscenas, aktorių prisitaikymus, visada tu taip pagalvokit, kad dar yra laiko kažkam tai paimprovizuoti, o yra laikas, kada jau reikia kažką tai fiksuoti. Bet jau improvizacijos turėtų mažėti, o jau tokio fiksavimo, jau sakymo, kad bus taip ir taip, jau turi būti daugėti. Pašalinkite šitame etape visus nereikalingas mizanscenas, kad nebūtų įkyrių pasikartojimų, tokių paryškinimų, perspaudimų, ištiesimų, jau tiesiog viską šitą reikia nuimti, reikia, kad būtų švarios mizanscenos. Šiame etape reikia bandyti padaryti viską, kad išnyktų tas vadinamas solavimas kai kurių aktorių, kad atsirastų tokia vieninga vaidybos stilistika, nes kai kada spektakliuose labai aiškiai matosi, kad aktoriai yra iš skirtingų vaidybos mokyklų, o režisierius neįsireikalavo, kad jie visgi kažkaip pagal vieną variantą dirbtų. Nebuvo etiudinio darbo. Ir viskas, ir tada tokia, kaip atrodo, kaip jie liktai visiškai skirtingai vaidina, ir tai sugriauna tą vientisumo jausmą. Šiame etape svarbiausia atidirbti kiekvieną smulkmeną, kiekvieną detalę. Jeigu reikia, pakartokite ir 1000 kartų, ypač mizanscenos su butaforija ir daiktais. Turi susiformuoti tiesiog sceninio veiksmo įgūdis, kad tiesiog netrukdytų pajausti vaidmenį, kad automatiniam režime aktorius tai galėtų padaryti, kad ten nekristų jam iš rankų butaforija ir kad jam nereikėtų apie tai galvoti. Visada žinokit, kad premjeros dieną gali ten kažkas sulūžti, sugesti ar nukristi, tai jeigu aktorius jau tai daro automatiniam režime, jam žymiai lengviau veikti tas visas problemas. Skirkite dar pakankamai repeticijų
kiekvienam atskiram vaidmeniu arba kiekvienai atskirai mizanscenai dar pradirbti. Mano manimu, jau kada viską jau susidėliojat, labai svarbu atlikti keletą generalinių repeticijų. Bet dar geriau, jeigu išeina, kokias padarykit 3 techninės pilnas repeticijas su viskuo, 3-4 prieš generalinės, dar 2-3 generalinės, ir tada tikrai aktoriai bus jau vaidmenį ir nebus jokių problemų. Toliau sekantis, paskutinės 10 repeticijų pasitenkit, kad aktoriai vaidintų nusigravimavime su kostiumais, su pilnu apšvietimu, muzikiniu apipavidalinimu. Ir tada tikrai tos generalinės jau repeticijos nebus tokios baisios, nes jeigu tik tai generalinė repeticija apsirengia kostiumu arba ten nusigrimuoja, tai paskui ten visokie panikos priepuoliai. Ir kada jau yra generalinės repeticijos, tai neužmirškite po kiekvienos iš jų užfiksuoti, kas yra gerai, pagirkite aktorius būtinai tuo metu. Racionaliai labai tiksliai informuokite, ką reikėtų patobulinti ir pagerinti, bet neužmirškite, kad komplimentai turi būti, bet jie turi būti nuoširdus. Nereikia jiems meluoti, jūs turit būti nuoširdžiai, pagirkite už tai, ką jie tikrai yra padarę. Jau tuo metu ten užsiminėti demagogiją, tenai dar kažkokius dalykas, tai yra nelaikas. Ir žinoma, pabaigoje, jau po generalinio repeticijos turit pasiruošti galutinį piesės tekstą, šalia turi būti aprašyti veiksmai, kurie vyksta scenoje. Toliau būtų labai gerai, kokia ten butaforija yra kiti dalykai, kad jeigu reikės, kad galima būtų tą piesės tekstą su visais veiksmais, su visais ten, kaip sakoma, daiktais, kokie ten dalyvauja, scenografijos aprašais, muzikiniais intarpais, būtų viskas vienoje vietoje. Tai tas galutinis skriptas, tas galutinis parašytas variantas, jis tikrai yra labai reikšmingas ir aš manau, kad jeigu, pavyzdžiui, spektaklį reikia vaidinti po kažkiek laiko, kad galima būtų jį atsivertus viską pasikartoti ir pasižiūrėti. Tai tiek ir norėjau pasakyti apie tradicinio teatro spektaklių statymą. Žinoma, noriu atsiprašyti už papildomus garsus, kuriuos jūs girdėjote, bet gyvenimas vyksta savo vaga ir noriu tiesiog palinkėti jums geros kūrybos. Tikiuosi, kad mano patirtis ir kažkokiu etapu įvardinimas padės jums geriau tai daryti. Sėkmės kūryboje.